Labas draugai, kanalo stebėtojai, žodžiu. Senokai bekėliau video, iš tikrųjų labai užsiėmęs, tai nelabai turiu laiko video, bet nutariau vis tiek, reikia įkelt kažką, kad būtų ką žiūrėti ir kad tiesiog kanalas nesustotų. Tai va, šiandien vėl esu sodyboj, tai apsuksiu kamerėlę. Va, esam statyboj, aišku, šiukšlių kalnas, kuriuos reikia išsivežti, čia plytas yra apdengtas. Tai čia dar iš vidaus liko šiukšlyną išsivešim. Tai va, mūro darbai tokie, yra jau tiek pamūryta, langokraščiai jau daromi, viską, langų angos ir langai jau yra vietoj. Tai va, šitas senelė jau kaip ir pamūryta, kaip ir matot, viduje yra vatas sudėtas. Čia truputį reikės nusipjautas vatas, tai dabar nekreipkite dėmesį. Matosi pats namukas, va, medinis, pats namukas. Ir va, viduje va ta sudėta, kaip matot, į tarpus. Čia sakau, reikės prisipjauti, čia tą nežiūrėkit. Va, viduje tarp medinio namo, į tarp plytas yra va ta. Čia irgi įsudėsim dar vatą, dabar nedėjom, nes nėra dabar tikslo, kol nėra langai dėta. Nes langas dėsis čia ant plytos. Ant plytos dėsis langas. Paskui nežinau, galbūt tinkuosim, galbūt 5 polistrolo dar dėsim. Paskui nuarmuosim ir, nežinau, gal kokį dekoratyvinį tinką uždėsim. Ir, oba, čia dar koją nusisuksim. Čia va, antras langelis tas pats irgi. Ta pati situacija irgi va ta sudėta. Viskas gražiai. Va ta sudėta. Kaip sakant, čia irgi paskui įdėsim, dabar nededam, nes kadangi lietus lyja, gali prilyti, kol nėra langa. Tie seni langiukai išsiims mediniai. Ir jau va, čia su šita siena kaip ir liuks jau pamūryta. Trobėsis. Čia tėvuks mūrėje, sakiau, kad padaryk po vieną angą. Visur yra. Kad būtų ventiliacija, kad kvėpuotų namas. Nesušustų, čia va yra. Čia yra, ten toliau irgi angos padarytas, kad kvėpuotų namas, gautų į orą įeiti ir galėtų per viršų kažkur išgarinti. Tai va, čia skaitliukas gaunasi viduj, gausis lygiai su siena praktiškai, va, matot. Gražiai aptaisysim, padarysim tokią dėžutę jam ir viskas. Čia įžeminimą paliekam. Kabeliuką gal tik į vidų naują atsitemsim, nes čia greičiausiai yra senas kabelis į vidų pajungtas. Tai va, čia bus langiukas irgi. Čia biškai uždėjom su plevelę. Irgi va tava pridėta visur, matot, yra visur sudėta vata. Visur. Dėjom vatą. Visur irgi tos angos, matot, ventiliacinės paliktos irgi. Tai va, čia irgi bus langas, čia bus kalidorius. Langiukas. Ten viršui dar skliautą liką, palei namą dar. Nes stogą keisim irgi su laiku. Dabar biškai su finansais yra sunkiau, tai kol kas nekeisim. Va, čia įėjus. Čia gal iš toliau parodysiu. Čia va kaip ateini. Čia bus šonas, įeini. Įeini taip. Čia bus kalidorius įėjimas į trobą. O čia atsitvers ir čia bus vonė. Tai esam atsitempę, matot, vamzdžiai iš gręžinio, ten gręžinys yra. Iš gręžinio iškart įkasėm vamzdį po žemę ir po pamatais pakišom. Tai va, o kas toliau? Čia irgi, čia bus vonės langiukas. Jau langus turiu, viską sakau. Langai bus, aišku, dėvėti, nesvarbu. Tai va, čia va langas bus didelis į vonę. Jisai bus toksai nepermatomas, toks roplėtas toks yra. Specialus voniai. O čia va bus terasa. Čia terasikė bus. Terasikiai, va, tėvas tokias plytas va suskaldo raudonas, va tokias padaro. Labai gražiai gaunas. Ir va šita siena ir šita siena bus iš tokių plytų pamūryta. Iš tų raudonų. Nes turim biškį tų raudonų plytų. Tai kaip matot, visai neblogai atrodo. Aišku, čia su dratiniu šepečiu biškį reikės prasėjai truputį. Bet esmė tai bus va tokia terasa raudona, raudonom gražiom plytom. Ai, dar čia terasui. Va čia langas bus didelis įdėtas irgi iš vidaus, kad matytas. Kad būtų vaizdas į terasą. Ar sėdi, kas nors nesėdi, pavyzdžiui. Ir kažkaip tai. Paskui va čia du langiukai irgi yra jau paruošti. Tuos lentas visas nusilupa ir mūras. Visur mūras iki viršaus eina.
Tai va, einam pasižiūrėti į vidų. Kas viduje gera. Senai bebuvom irgi jau. Lekiam bėgiam, kaip ir visi turbūt. Ir galo nėra. Čia pas mumis tokia spyna. Kol kas kaimo trobai. Tai va, viduj reikaliukai tokie. Čia, kaip matote, esam pradėję kasti viską. Čia yra va jau nukastas sluoksnis. Dar liko va čia jau nusikast priekį. Čia jau nukasta praktiškai, va ten liko galas ir čia liko dar nukasti. Tada įsilyginsim smėlių ir viskas, įbetonuojamas. Gal tik tais aplink pamatą, gal sudėsim polistirolą, kad neįtų šaltis į grindis. Viskas. Ir užsibetonuos tas tarpas tarp pamato akmenų, sakykim. Kaip čia parodyti? Žodžiu, čia polistirolis bus, įsivaizduokit, stovės. Tai čia betonas įsipils tarp akmenų ir čia užsidės grindis iki polistirolio, va taip. Kad nes, matot patys, kokie čia pamatai iš akmenų, senoviški. Tokių jau niekas nebedaro. Akmenys visur, vien akmenys pamatai. Ant akmenų stovi realiai visas namas medinis. Anksčiau va taip statydavo. Iš lauko visus tarpus buvau užpūtęs, dar papildomai kurasim iš vidaus dar užpūsim. Ir darysim medinį karkasą ir kalsim su mediena iš vidaus. Bus su mediena viduj. Bus gražiai, susidės langiukai nauji, šviesų bus. Kaip ir buvau minėjęs, čia per viduriuką tarptų, gal toliau paeisiu, tarptų langų čia per viduriuką stovės žydinis, žydinį jau turiu irgi. Tai čia kaminas eis per stogą, per paliepę eis į viršų. Tai va čia bus pagrindinis šildymas žydinys. Ir dar vienas, nežinau kur, galbūt toj pusėje dar nežinau, oras bus. Šildymas su elektra papildomai, kad jeigu žiemą nieko čia nebūtų, tai užstatysim, kad kokie plus 10 palaikytų temperatūrą, kad nebūtų minusas viduj. Ir viskas, ir taip pat, taip ir bus tokiam būdinčiam režime, sakykim taip. Čia, kaip ir buvau minėjęs, bus pirtelė, dabar tai čia baisu yra, bet kaip visą laiką yra viskas baisu, kol nepradedi daryti. Kai pradedi daryti, viskas yra ok. Čia yra namas, taip, galim paskaičiuoti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, grubiai 9 metrai. 1, 2, 3, 5, 6, 9 ant 6. Jo, 5, aš taip ir skaičiau, kažkas apie 50 kvadratų čia yra. 50 kvadratukų namas. Pirtelė bus kokie 5 kvadratai, 6 gal. Aišku, be šito. Su šituo gal bus 60, jo. Bus apie 60 kvadratų. Namukas ir čia bus salė, tas kaminas išsiims, išsigriaus. Tai bus didelė salė. Galės šventę švęsti. Giminių susitikimai. Gal kažkas paprašys šventę kokią švęsti, galės va švęsti su pirtelė, su viskuom bus. Ir, žodžiu, visiems bus gerai. Tai va, draugai, toks tas video. Biškai senokai be kelių. Tai šią savaitę tėvukas gal sugrįž vėl sugrįž čia, mūryti iš lauko, nes jau ruduo artėja, reikia sudėti langus. Langai yra, mato dabar su plevelėm viską užsikalę, tiesiog. Čia irgi vėjas papūtė, nuplėšė tą plevelę. Tai žodžiu, kažkaip taip, bandysim judėti toliau, nors pas mane šiek toks sunkmetis atėjo, bet ne guos susirinko mane, o judėti prieki toliau. Tai va, tiek žinių, draugai. Būtinai palaikinkit, pakomentuokit po video ir susitiksim sekančiam video. Iki.